Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Trąšos yra svarbus augalų augimą ir maistinės savybės gerinantis cheminis junginys, kuris suteikia augalams ne tik būtinų maisto medžiagų, bet padeda juos auginti stiprius ir sveikus. Tačiau nesaikingas ir netinkamas koncentruotų trąšų naudojimas turi neigiamų padarinių ne tik dirvožemiui bei aplinkai, bet ir žmonių sveikatai. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie draugiškas aplinkai organinės trąšas, kurias gaminant galima panaudoti įvairias maisto pramonės ir žemės ūkio atliekas. Tai dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto docentę Rasą Šlinkšienę. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kokias trąšas galima priskirti organinėms trąšoms ir kokie šių trąšų privalumai? Organinėms trąšoms galima priskirti visas trąšas, kurios yra pagamintos iš organinių medžiagų, nuo to kilęs ir jų pavadinimas. Tai reiškia, kad tai nėra mineralinės medžiagos, kurios apdorojamos rūgštimis arba kitomis kažkokiamis tai medžiagomis cheminėmis, o tiesiog yra natūralios kilmės paimtos iš aplinkos arba, kaip minėjot, iš kitų pramonės šakų kaip atliekos. Ir organinės trąšos iš esmės yra priskiriamos prie lėtai veikiančių trąšų dėl savo natūralios prigimties, dėl mažo tirpumo ir dėl lėto maisto medžiagų atpalaidavimo į dirvožemį. Kokią žalą dirvožemiui daro per didelis trąšų panaudojimas? Galbūt net nesakyčiau, kad pačiam dirvožemiui daroma pati didžiausia žala. Didžiausia žala daroma augalams, jeigu jie pertręšiami ir po to naudojami su padidinta azoto dažniausiai koncentracija, ir dar neigiamas didelis poveikis yra aplinkai. Iš dirvožemio didžioji dalis tirpių medžiagų lengvai išsiplauna į visus gruntinius vandenis arba netgi yra tokių trąšų, kurios atpalaiduoja į orą, pavyzdžiui, amoniakinį azotą. Tai tokiu atveju teršiama atmosfera ir teršiami vandenys. Aišku, didelė dalis tų trąšų lieka ir dirvožemyje, nes jas suriša dirvožemio tirpalas. Ir tuomet vyksta dirvožemio degradacija. Jeigu gerai atsimenu, Lietuvoje šita problema yra pakankamai didelė ir tokių erozijos arba degradacijos paveiktų dirvožemių yra daugiau negu pusė. Tai yra todėl, kad tręšiama per didelę dozę būtent tų mineralinių labai stipriai koncentruotų trąšų. Normalu, kad taip daroma, jeigu žiūrėti iš žemės produkcijos gamintojų pusės, nes didelis mineralinių trąšų kiekis derlingumą tikrai didina. Ir kuo daugiau naudoja mineralinių trąšų, gaunasi užburtas ratas, tuo labiau dirvožemis degraduoja, tuo dar daugiau tų trąšų reikia. Ir tuo daugiau mes valgom nesveikesnių produktų. Jeigu nesilaikome tręšimo normų, taip, valgom labiau užterštus produktus. Šiuo metu mokslininkų dėmesio centre yra bioaktyvios trąšos. Kuo šios trąšos ypatingos? Bioaktyvios trąšos vadinama bendrai, bet jos šiek tiek turi skirtumus priklausomai nuo to, kaip veikia. Yra tokios bioaktyvios trąšos, kurios veikia kaip augalų stimuliatoriai. Tai šitokios trąšos tiesiog suaktyvina augalo augimą ir jo medžiagų apykaitą viduje augalo. Tie stimuliatoriai padeda įsisavinti dirvožemyje esančias maisto medžiagas ir nebūtinai tam reikia dėti papildomai trąšų. Tiesiog tas formos, kurios yra sunkiai augalui prieinamos, augalų biostimuliatoriai suskaido, perneša lengviau per augalų membranas ląstelėse. Tai pavyzdžiui, tokios yra aminorūgštys. Vienos veikia dirvožemiu, jos yra didesnės molekulinės masės ir dirvožemėje skaido mikroorganizmus arba maisto medžiagas. Kitos yra tokios mažos molekulinės masės, kad jos prasiskverbia per ląstelės membraną ir išneša maisto medžiagas į pačius augalų galiukus. Tai yra po visą augalą paskirstų labai vienodai. Tai tokie biostimuliatoriai vis labiau populiarėja
populiarėja, stengiamasi, kad jie nebūtų cheminės medžiagos, kad tai būtų tos medžiagos, kurios gaunamos ekstrahuojant iš augalų, iš kažkokių tai durpių, tarkim, aišku, ekstrahavimui naudojamos cheminės medžiagos, dažniausiai tai yra kalio šarmo tirpalai, bet iš principo jos vadinamos labiau natūralios, negu kad būtų cheminės medžiagos. Pasaulyje didėja susidomėjimas mikrodumblių panaudojimu įvairiose srityse. Ar atliekami tyrimai su mikrodumbliais siekiant juos panaudoti biotrąšų gamyboje? Taip, jūs visiškai teisi, mikrodumbliai labai plačiai analizuojami, kaip juos panaudoti. Jeigu žiūrėt užsienio literatūroje, tai dažniau yra naudojami tie vadinami didieji, rudieji dumbliai arba tie, kurie yra jūrose, kurių yra labai daug, bet jie yra sunkiau pasisavinami, nes jie nėra mikro tie dumbliai. Tai iš tų didžiųjų dumblių yra daroma daug tyrimų, gaminamos trąšos. Mūsų mokslinėje grupėje orientuojamės į mikrodumblius, tik tai jie irgi turi savų trūkumų, nes surinkti mikrodumblių aplinkoje nėra taip paprasta. Doktorantė, kuri daro būtent disertaciją šią temą, bandė rinkti mikrodumblius Kauno marių vandenyje. Pavyko jai surinkti tam tikrą kiekį, bet juos išdžiovinus, išanalizavus, pasirodė, kad jie nėra tinkami, nes jie patys yra užteršti. Nėra tokie natūralūs, kokie mes norėtume, kad būtų. Todėl toliau, siekiant panaudoti mikrodumblius, pradėjom bendradarbiauti su VDU akademija. Pas juos augino mikrodumblius laboratorijose, juos separuodavo ir tą šlapią jau dumblių biomasę bandėme įdėti į trąšas. Šitas darbas dabar jau yra praktiškai baigtas, kiek apimtis leidžia, kad būtų ginama disertacija, tas turėtų vykti po naujųjų metų. Tai mikrodumblius mums pavyko įdėti į pačias populiariausias turbūt azoto trąšas, į karbamidą ir išlaikyti, kas svarbiausia, juos gyvus. Nes jeigu mikrodumbliai praranda savo gyvybingumą, tai be abejo jie neturi vertės, kai patenka jau į dirvožemį arba į augalus. Tai mikrodumblius mes naudojom siekiant dvigubo, gal net trigubo tikslo. Pirmiausia, tikintis, kad jie būdami mikrodumbliai paveiks dirvožemį patekę į aplinką. Antra, mikrodumblių pridėjimas į karbamidą šiek tiek lėtina jo tirpimą. Tai reiškia, kad augalai pasisavina karbamidę esantį azotą lėčiau ir jo mažiau išsiplauna į gruntinius vandenis. Lėtinamas jo skilimas, mažiau atsipalaiduoja amoniakinio azoto, kontroliuojami dirvožemyje vykstantys nitrifikacijos visi procesai ir mikrodumbliai turi savyje tų gerųjų vadinamų bakterijų, nitrobakterijų, todėl geriau pasisavinama maisto medžiagos į patį augalą. Vykdot mokslinius tyrimus su grikių kruopų atliekomis ir jų panaudojimu organinių trąšų gamyboje. Papasakokit plačiau apie tai. Kaip žinote, Lietuvoje yra turbūt ne viena įmonė, kuri gamina grikių kruopas. Mes bendradarbiavom su Suvalkijoje esančia ekologiškus grikių produktus gaminančia įmonė Kofrisa. Jie susiduria su ta problema, kad gaminant grikių kruopas susidaro įvairios bioatliekos. Jos pakankamai turėtų būti ekologiškos, nes jie deklaruoja, kad gamina ekologiškas kruopas. Tai vėlgi yra moksliniai tyrimai, kurie vykdomi disertacijos apimtyje ir mes iš jų esame gavę įvairių tų atliekų. Tai yra bioatliekos, kurios tiesiog nevalytos visa biomasė po grikių kruopų išskyrimo. Toliau yra grikių kruopų lukštai, kurie turi ir kitą panaudojimą, kaip žinoma, jie naudojami pagalvėse, čiužiniuose. Ir dar yra pelenai, nes įmonė naudoja dalį grikių lukštų savo biokatilinėse. Tai susidaro ir pelenai, kurie pas juos yra atliekos. Iš principo 3 rūšių grikių kruopų gamybos atliekos, pelenai, nevalyta biomasė ir lukštai naudojami tam, kad pagaminti organinės trąšas. Šitos visos žaliavos pasižymi viena savybė, kad jos nėra lengvai granuliuojamos. Tai yra nėra plastiškos ir nevyksta aglomeracija vykdant granuliavimą. Tam, kad tos visos žaliavos suliptų į vieną granulę, kas yra siekiamybė, turėtų pakankamai artimą sferiniam pavidalui granulę, reikia naudoti įvairius rišiklius. Norint išsaugoti organinę šitų trąšų prigimtį, rišiklius mes irgi renkamės tokius, kurie būtų natūralios, kiek tai įmanoma kilmės, ir tam labai neblogai tinka melasa. Užsienio spaudoje taip pat melasa yra naudojama kaip rišiklis, kadangi jinai yra lipni, pakankamai tarsi koncentruota
koncenstruota medžiaga, gaunama natūraliu būdu perdirbant cukrinius runkelius ir joje irgi yra bioaktyvių medžiagų, kurios dirvoje turi dvigubą poveikį, padeda įsisavinti mikroorganizmus, bet per didelė koncentracija, per didelis cukraus kiekis esantis melasoje kitą kartą veikia neigiamai. Tai tą balansą surasti, kiek tos melasos galima įdėti, kad tai būtų gerai, užtrunka ne vieną ir ne 2 mėnesius, kol subalansuojam santykį tarp sausų medžiagų, tai yra biomasės, grikių lukštų ir pelenų, ir to rišiklio. Toliau daktarantė, pasiskaičiusi užsienio literatūrą, netikėtai, sakyčiau, sugalvojau, kad gal galima prisiminti tai, kas buvo seniai užmiršta, nes dažnai taip yra, kad geri dalykai praeina savo fazę ar paliekami. Ir žinodama, kad visuose paukštynuose susidaro pakankamai didelis, mes vadinam, duženų kiekis, tai yra kiaušinių, kurie sudūžta. Įdėti kaip rišiklį visus tuos sudužusius kiaušinius. Jeigu tas buvo naudojama nuo senų laikų kaip rišiklis cemento gamyboje, kodėl negalėtume panaudoti kaip rišiklį trąšuose? Tai šitas rišiklis mums irgi pasiteisino labai neblogai, pakankamai gerai, stipriai. Jisai suriša šitas organinės medžiagas ir visiškai natūralios prigimties. Tai irgi yra atliekos, susidarančios 1000 tonų per metus, ir paukštynai susidomėjo šitą galimybę kiaušinių duženas, kaip mes vadiname, arba kiaušinių plakinį, panaudoti gaminti organinėse trąšuose. Vabzdžių auginimo atliekos taip pat įeina į jūsų mokslinius tyrimus. Kokios tai atliekos ir kuo jos naudingos? Dabar vabzdžių auginimas irgi yra ant bangos, visi ieško alternatyvių šaltinių baltymams, bendradarbiaujama su Lietuvos įmonė Divax, kuri iš principo yra turbūt irgi nelietuviško kapitalo įmonė, kiek žinau. Jie ruošiasi statyti vabzdžių auginimo fermą šalia Marijampolės ir pradiniuose tyrimuose jie norėjo pasižiūrėti, kur būtų galima panaudoti susidarančias auginimo metu atliekas. Tuo darbu pradiniai tyrimai buvo atliekami mokslinėje grupėje ir mes žiūrėjom, kad šias atliekas galima būtų panaudoti ir kaip biokurą, gaminant granulės, ir kaip sudėtinę trąšų dalį. Vėlgi jas galima granuliuoti, naudoti kaip žaliavą ir maišyti su kitomis organinėmis trąšomis, galbūt su tomis pačiomis grikių pramonės atliekomis. Tačiau šiuo metu intensyviausi tyrimai vykdomi ekstrakcijos srityje, kaip iš tų atliekų išgauti tas pačias huminės fulvinės rūgštis arba net išskirti hitozaną. Kadangi tai yra ne augalų šiuo atveju, o gyvūnų atliekos, tai to hitozano yra pakankamai nemažai ir dabar būtent šitoje srityje yra vykdomi tyrimai, kaip pagaminti ekstraktą, kuris būtų kaip tie biostimuliatoriai, kaip būtų bioaktyvios medžiagos ir būtų galima naudoti kaip priedas skystosiuose trąšose arba naudoti kaip kažkokius gydomuosius tirpalus, praskiedžiant tiesiog laistymo vandeniu, galbūt naudoti netgi tose dabar madingose vertikaliuose auginimo sistemose, kai dedama bioaktyvių medžiagų tam, kad suaktyvinti visą veiklą vykstančią augaluose. Alternatyva mineralinėms trąšoms kaip dirvožemio gerinimo priemonė yra siūlomas digestatas. Visų pirma, kas tai yra digestatas ir kodėl digestatai laikomi vertingomis trąšomis? Digestatas, aš nežinau, ar tai iš tikrųjų yra labai teisingas lietuviškas žodis, bet mes taip vadinam. Tai yra atliekos, kurios susidaro biodujų gamyklose, ten, kur yra biodujos gaminamos dažniausiai iš augalų arba ir iš maisto pramonės atliekų. Pavyzdžiui, Kurana, labai didelė gamykla, jie surenka atliekas iš žemės ūkio augintojų įvairių, po to jas pūdo, perdirba, vykdo biodujų gamybą, jie gamina, jeigu gerai atsimenu, bioetanolį. Po šitos gamybos lieka masė, kuri ir vadinama digestatu. Bendra masė, jinai yra pakankamai šlapia, jinai gali būti separuojama, atskiriama skystoji fazė ir tirštoji fazė ir naudojama irgi laukų laistymui tiesiogiai. Įmonė atiduoda joje susikaupiantį digestatą ūkininkams, tiesiai jie veža į laukus ir išpila. Bet susidaro ir sausoji masė, kurioje yra pakankamai
pakankamai nemažai azoto, šiek tiek kalio, šiek tiek fosforo. Bėda yra ta, kad kiekvieną kartą digestato sudėtis šiek tiek keičiasi. Ir kad pagaminti tokį patį produktą, reikia turbūt turėti kiek įmanoma iš vienodesnių žaliavų gautą tą digestatą. Tai šiek tiek sukelia problemų, bet mes bandom eiti kitų kelių ir negaminti trąšų iš digestato, o gaminti auginimo terpę. Tai yra pagaminti tokią kietą medžiagą, kurioje būtų sėkla, joje jinai sudygtų ir po to būtų perkeliama ar tai į gruntą, ar tai jau į šiltnamį. Tai yra kaip daiginimo kažkoks indelis, vazonėlis, tabletė, dar nežinau, kas mums gausis rezultate, bet tai būtų kažkokia kieta matrica. Aišku, tai nebūtų vien digestatas, reikia ieškoti papildomų medžiagų, tai dedam šiek tiek durpių, šiek tiek žemės, šiek tiek sapropelio, dar visokių priedų ir bandom suformuoti pakankamai stabilų tą produktą, kad jame galima būtų sudaiginti, tarkim, agurkus, pomidorius. Būtent šiuo metu agurkų daiginimą bandom vykdyti, tai tikrai matom, kad digestatą galima naudoti kaip alternatyvą netgi tom pačiom durpėm, kurių išgavimas pastaruoju metu po truputį ribojamas ir ateityje planuojama iš vis uždrausti naudoti durpynus. Tai va šitas digestatas, būdamas sausoje formoje, visai kokybiškai pakeistų durpes ir galima būtų jį paskui naudoti kaip daiginimo terpę. Literatūroje teigiama, kad kavoje ir jos tirščiuose be visiems žinomo kofeino yra augalams reikalingų maisto medžiagų. Ar galima tikėtis, kad ateityje kavos tirščiai bus naudojami trąšų gamyboje? Taip, literatūroje teigiama, kad tų maisto medžiagų yra ir jų šiek tiek tikrai yra, bet aš beveik garantuoju, kad niekada tirščiai nebus trąšos. Galima kavos tirščius naudoti kaip priedą, dėti į trąšas, bet jie irgi turi labai blogą savybę, silpnina trąšų granulės, nes jie visiškai neturi plastiškumo ir labai blogai aglomeruojasi. Be to, net ir panaudotose tuose kavos tirščiuose, kaip atliekose, kofeino yra daugiau negu maistingų maisto medžiagų reikalingų augalams ir mūsų tyrimai ir užsienio tyrimai rodo, kad dirvožemyje neturėtų jų būti daugiau negu 5%. Tai yra panaudoti kavos tirščius galima labai ribotų kiekių, nes jeigu yra ne augalas, o daigimo stadijoje sėkla, ją sudegina. Mūsų irgi atlikti mikrovegetaciniai tyrimai tą visiškai patvirtino, daiginant miežius, jeigu buvo daugiau negu 5% kavos tirščių įdėta į bendrą masę, į dirvožemį šiuo atveju, sėklos tiesiog sudžiūvo ir augalai nesudygo. Tai kavos tirščiai gali būti naudojama kaip dirvos gerinimo medžiaga, nes jie turi savybę sulaikyti drėgmę. Tai jeigu naudoti atvirose dirvose, ypač ten, kur reikalinga rūgšti terpė, kur dirvožemis sudaro daug didesnę dalį negu kavos tirščiai, tai yra tikrai gerai, jie tikrai nepakenks, bet kambariniams augalams arba daiginimui kavos tirščiai nėra gerai, kas rodo ir mūsų, ir užsienio atlikti tyrimai. Be minėtų papasakotų mokslinių tyrimų, kokius dar atliekat? Pagrinde visi tyrimai, kurie yra atliekami mūsų mokslinės grupės apimtyje, yra orientuoti į perdirbimą įvairių atliekų. Tai be to, ką jau apkalbėjom, šiek tiek dirbame su kaulų miltais, kurie gaunami rietavę. Priklausomai nuo to, kokios rūšies tie kaulų miltai tenai yra. Dalis jų yra perdirbama į baltymus, į kitas medžiagas, bet yra tokios kategorijos miltai, kurie nelabai tinka į baltymų perdirbimą. Mes šitas medžiagas taip pat bandėm dėti į trąšas, konkrečiai į granuliuotas trąšas ir maišėm su grikių lukštų ir grikių biomasės žaliavomis kartu, siekiant gauti didesnį granulių stiprį. Kaip žinoma, trąšos turi būti pakankamai tvirtos dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, jos turi nesubirėti transportuojant. Antra, jos turi pasiskleisti ant dirvos ne miltelių, o granulių pavidale ir tik per tam tikrą laiką lėtai atpalaiduoti maisto medžiagas. Tai kaulų miltuose yra fosforo ir kalio daugiau negu, pavyzdžiui, grikių lukštuose, kuriuose šitų medžiagų nėra labai daug. Juose yra labai daug organinės anglies, kuri reikalinga dirvožemiui. Ir derinant įvairias kompozicijas mums pavyko pasiekti labai gerą granulių stiprį. Taip pat kaulų miltai yra labai gera medžiaga, norint gauti sferinę granulę. Jie labai lengvai pasiduoda granuliavimo procesui ir su melasa granulė
granulės gaunasi gražios, apvalios, pakankamai vienodo dydžio ir pakankamai stiprios, kad jas būtų galima pasiūlyti jau kaip galutinį produktą. Buvo viena įmonė, kuri planavo tokias trąšas gaminti dėl savininkų sveikatos problemų. Tas projektas šiuo metu sustojęs, bet iš tikrųjų buvo sukurtos trąšos ir siekis buvo šitas trąšas naudoti Skandinavijos šalyse. Negaliu pasakyti, kodėl ne Lietuvoje. Su kaulų miltais, kuriuos mes analizuojam ir naudojam, tai yra viena problema, kad kai kuriuose šalyse vis tik yra dar ribojimas likęs kaulų miltams dėl kažkada buvusios kempinligės, galvijų ligos. Tai kai kuriuose šalyse dar yra su higienos normomis apribojimai ir jų pridėti negalima daugiau negu kad leidžia tos normos. Tai mes tų normų stengiamės laikytis, dėjom tiek, kiek galima ir manau, kad pavyko gauti pakankamai gerą produktą. Kaip jūs įsivaizduojat, kada bus naudojamos šitos trąšos, kurias apkalbėjot žemės ūkyje? Manau, kad tai visų pirma priklauso nuo žemės ūkio darbuotojų poreikio. Kai jie pareikalaus, kad jiems tikrai reikia ne mineralinių, o organinių trąšų, tai tada turėtų gamintojai į tą jų reikalavimą atsižvelgti. Nėra taip lengva padaryti ir pagaminti šitas trąšas, nes jos nebus gaminamos didžiosiose trąšų pramonės įmonėse. Nei Lifosa, nei Achema tikrai neužsiims tokių trąšų gamybą, nes tai yra visiškai kitas profilis, nei kad jos gaminam savo mineralinės trąšas koncentruotas. Tam reikalinga turbūt investicijos ir paskatinimas iš valdžios, kad būtų skiriama daugiau dėmesio mažų gamyklėlių plėtrai Lietuvoje. Nėra tokių organinių trąšų gamyba labai masinė, labai didelė. Pirmiausia, tas žaliavas gamintojų reikėtų pačiam susirinkti iš kažkur. Galbūt mes rekomenduotume įmonės, su kuriomis dirbom ir kurio mes žinom, kad padaryta. Ir jiems reikėtų tas gamyklėlės pasigaminti. Taip pat reikėtų susirasti tinkamą rinką. Viskas turbūt labiausiai remiasi į kainą, kokią savikainą sugebėtų gamintojai pagaminti trąšas, kiek jie iš to norėtų uždirbti ir kokią galutinę kainą pasiūlytų žemės ūkio produkcijos gamintojams. Taip pat labai svarbu tai, kad tokių trąšų naudojimą skatintų pats pirkėjas. Tai yra, pirkėjas reikalautų, kad, tarkim, ant prekių pakuotės būtų parašyta užauginta, naudojant organinės ekologinės trąšas arba galbūt kažkokį kitą ženklą galima matyti. Kad šitos trąšos būtų gaminamos ir naudojamos, turbūt yra kompleksinis sprendimas. Pradedant nuo valdžios institucijų, nuo inovacijos agentūrų, nuo Žemės ūkio ministerijos leidžiamų įstatymų ir reikalavimų, nuo augintojų, nuo gamintojų, nuo vartotojų. Nuo žemiausios iki aukščiausios grandinės. Visi turėtų norėti tą daryti ir tada tas yra įmanoma. Ir aš įsivaizduoju, kad jos būtų brangios. Aš nežinau, ar jos būtų brangios. Reikia vertinti tai, kad daugumo atveju tai yra atliekos. Tai pati žaliava kaip ir neturėtų būti brangi. Įmonės netgi turėtų būti suinteresuotos tas žaliavas atiduoti už minimalią kainą arba visai nemokamai. Čia aš taip galvoju. Įmonėms geriau matyti, ar jos gali jas atiduoti. Didžiausius kaštus turbūt sudarytų pati gamyba, nes, kaip sakiau, tai yra sudėtinga. Tai kol tą įrenginį įsigytų, pastatytų, paleistų jį į gamybą, tą procesą, tai užtruktų laiko. Tai turėti reikia turbūt pradinės investicijas ir toliau reikia turėti rinką. Lokacija tokioje Lietuvoje, logistika, aš nemanau, kad tai irgi yra labai didelės lėšos. Pačios žaliavos ir jų atvežimas neturėtų būti brangu. Brangu galbūt yra tik tai jų gamyba ir jo po to paskirstimas, logistika, distribucija, kas tuo užsiimtų. Pramonininkai buvo susidomėję šiuo klausimu būtent grikių kruopų atliekų panaudojimu trąšose ir jie buvo netgi užmezgę kontaktų su ta žalia stotele. Jie sakė, jie tikrai priimtų tokiais kiekiais, kokiais gamintojas sugebėtų pagaminti, ten ne milijonais tonų, o tiesiog dešimtimis tonų, bet vėlgi pradinės investicijos. Negavo palaikymo projektų rašymui iš inovacijų agentūros, buvo suabejota, ar tai tikrai labai mokslinis naujumas ir tokiu būdu tas projektas sustojo. Pradinis kapitalas turbūt yra pagrindinis dalykas, kas riboja šitų trąšų gamybą. Langas į pasaulio mokslą. Dabar su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto mokslininkė Rasa Šlinkšienė pakalbėsim apie kitose pasaulio šalyse vykdomus organinių trąšų mokslinius tyrimus.
Pasaulyje organinių trąšų tyrimai yra koncentruojami labiausiai į vadinamos bioanglies gavimą. Tai reiškia, kad organinės kilmės žaliavos yra deginamos pirolizės būdu. Tokiu būdu gaunama organinė anglis, kuri dedama į dirvožemį tuo pačiu tikslu, siekiant padidinti anglies kiekį ir sulėtinti dirvožemio degradaciją. Nes šitas dirvožemio degradavimas tai nėra išskirtinai Lietuvos problema, tai yra bendra pasaulinė problema ir kitur jinai dar stipresnė negu Lietuvoje, nes nepaslaptis tokio Lenkijoje trąšų normos yra kur kas didesnės ir užterštumas yra mineralinėmis medžiagomis produktų didesnis. Tai tas vadinamas angliškai biochar, tai biodeginta anglis, jinai sulaukia dabar pakankamai didelio mokslininkų dėmesio ir deginama bandoma pirolizės būdu bioanglį pagaminti iš įvairiausių atliekų. Iš kukurūzų, iš ryžių, stiebelių, iš bet kokios biomasės, kurie susidaro žemės ūkio pramonėje. Dar kas yra daroma, stengiamasi visais būtais sulėdyti karbamido tirpimą. Tai tam naudojamos plėvelės, tam naudojama dangos specialios, dažnai jos yra polimerinės, bandoma naudoti skaidžias polimerinės dangas, pagamintas iš, pavyzdžiui, krakmolo, pieno rūgšties mišinių. Tai naudojamos organinės medžiagos kaip priedas mineralinėse trąšuose irgi, bet kuriuo atveju mineralinės trąšos yra populiaresnės, jų gamyba didesnė ir užsienyje ta tendencija taip pat išlieka. Organinės trąšos labiau yra bandymo įdiegti fazėje negu kad gamybos fazėje. Dar vienas dalykas, kas yra daroma užsienyje ir tai nėra labai gerai, organinės trąšos tiesiog kompaktuojamos ir įgauna ne granulių apvalių, o tokių cilindrinių granulyčių formą ir tada jų išbarstymas komplikuojasi, reikia perdaryti barstytuvus, tokios trąšos naudojamos pakankamai ribotai, tarkim, vynuogynuose, tam, kad padidinti maisto medžiagų patekimą į augalus per visą vegetacijos periodą. Tokias trąšas galima paskleisti tik tai pakankamai didelėme plote, pusiau mechanizuotų, pusiau rankinių būdų. Tai irgi daromi tyrimai, stengiamasi sumodeliuoti, kokiu būdu organinės trąšas paskirstyti, išbarstyti į laukus, kiek įmanoma tolygiau. O Lietuvoje jūs nevykdo tyrimų su bioanglimi? Ne, tyrimų nedarom. Mes mokslinėje grupėje laikomės nuomonės, kad deginant prarandam kitas maisto medžiagas. Tai lieka pagrinde vis tiek anglis. Norim pabandyti išsaugoti viską, kas yra biomasėje svarbu, todėl pirolizės mes kol kas netliekam. Bet galbūt bus tokių atliekų, kuriuose daugiau nelabai kas yra. Tai tokiu atveju galbūt pabandysim ir į šitą sritį eiti. Kol kas neturim tam nei įrangos, nei tikslų tokį produktą gauti. Tuo labiau, kad tai daroma užsienyje, kitą kartą norisi rasti savo nišą, kurioje tyrimai būtų originalūs, nauji ir turėtų pakankamą pridėtinę vertę. Ir dabar apibendrinant, visų pramonės ir žemės ūkio atliekų, su kuriomis vykdot mokslinius tyrimus, kokie bus privalumai pagaminus organinės trąšas? Kokie privalumai šių organinių trąšų? Didžiausias organinių trąšų privalumas tai yra dirvos gerinimas, degradacijos, erozijos mažinimas, nes su visomis organinėmis trąšomis įvedama daug anglies, kurios trūkumas labiausiai ir kelia dirvos degradavimą, dirvos derlingumo mažėjimą. Kartu su to organinė anglimi įvedamos maisto medžiagos, kurios yra lėtai atpalaiduojamos. Jos neišsiplaus su vandenimis gruntiniais, jos lėtai pasisavins augalai. Ne visuomet lėtas pasisavinimas galbūt pats efektyviausias, kartais gali prireikti ir greito tirpių medžiagų, mineralinių trąšų panaudojimo, bet viskas, kas grąžinama į dirvožemį, tikrai neturės jokių neigiamų pasekmių dirvožemiui, augalams ir aplinkai. Ir dar labai didelis pliusas, bet čia ne pačių trąšų naudojimo, o žaliavų, kurias dėtume į organinės trąšas, yra mažinimas aplinkos taršos. Dauguma tų atliekų arba kaupiasi gamyklų, įmonių teritorijose, arba vežama į tuos pačius sąvartynus. Ten kaupiasi metano dujos, jos pūsta, didėja sąvartynų plotai, tai šito galima būtų išvengti. Jeigu visos pramonėje, žemės ūkyje besikaupiančios organinės kilmės atliekos kaip žaliavos būtų panaudojamos organinių trąšų gamyboje.
Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir žinoma linkiu Jums ir visai mokslininkų komandai kantrybės ir sėkmės atliekant mokslinius tyrimus. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.